Porque Deus amou o mundo. Aš niekada neėjau į mokyklą. Mano tėvai mane moko namuose ir aš esu laimingas. Aš baigiau mechanikos inžineriją Šveicarijoje, bet atsižvelgiant į pasaulyje vykstančią krizę, dabar esu bananų ūkininkas Brazilijoje. Aš esu laiminga mama ir žmona. Ar yra eilutė, kuri mane paveikia? Ką duoda laimėti visą pasaulį ir prarasti savo sielą? O ką žmogus duos už savo sielą? Beje, aš nesu jokios bažnyčios narė. Buvau išstumta dėl to, kad buvau per daug nepriklausoma. Aš ieškau, kaip sekti Dievu, nesiremdama žmogiškomis organizacijomis. Žinai, Dievas, kurį tu atmetei, nėra tikrasis Dievas, o tik prastai padaryta jo karikatūra. Satanas velnias, kuris kadaise buvo Dievo angelas, bet buvo išmestas iš dangaus ir dabar valdo šį pasaulį. Būtent jis vaizduoja Dievą kaip savavališką, žiaurų, sakydamas, paklusk man, arba aš tave sudeginsiu ugnimi. Geras priešas piešia šį vaizdą. Jei klysta. Dievas siuntė savo sūnų, atskleidžiant meilę. Kas mato mane, mato tėvą. Jėzus, viešpaties dvasia yra ant manęs, skelbti vargšams, gydyti sužeistų širdžių, skelbti. Kristus užtikrino, kas mato mane, mato tėvą. Apibūdindama savo žemišką misiją, Jėzus sakė, viešpaties dvasia yra ant manęs, nes jis mane patėtė, kad skelbčiau vargšams. Siuntė mane gydyti sužeistų širdžių, skelbti laisvę belaisviams ir atverti aklųjų akis, išlaisvinti engiamuosius. Tai buvo jo kūrinys. Aš dariau gerus darbus, gydydamas Satanos engiamuosius. Dievas taip mylėjo pasaulį, tad buvo pasiruošęs atsiskirti nuo savo vienintelio sūnaus, dėl rizikingos misijos gyventi žemėje 30 metų, su pavojumi, kad Jėzus taip pat gali pasidaryti nešvarus nuodėmę ir prarasti jį amžinai. Viskas tai, kad jei planas pavyktų, mes galėtume turėti amžiną gyvenimą. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Kai man buvo 17 metų, aš paklausiau savęs, gerai, aš tikiu, kad Dievas egzistuoja ir kad jis yra meilė, bet daugelyje pasaulio religijų tikima kažkokiu dievu. Ar aš tikrai galiu pasitikėti, kad Biblija yra Dievo žodis? Ar galiu statyti savo gyvenimą ant šio pamato? Taigi, aš atradau keletą įrodymų, kad Biblija yra Dievo knyga. Pažiūrėk kartu su manimi, kaip išsipildė pranašystės. Danieliaus duhoji statula pranašavo imperijų seką ir aprašė juos, dar prieš jiems egzistuojant, kaip pat numatė, kada ateis Mesijas. Tai tiksliai išsipildė su Jėzumi Kristumi. O, pavyzdžiui, pranašas Ezekielis numatė, kad Tiro miestas bus sunaikintas ir taps vieta, kur galima mesti tinklus viduryje jūros. Istoriškai Tiras buvo apsuptas Nabukodonozoro iš Babilono, o vėliau Aleksandro Didžiojo, kuris panaudojo žemyninės miesto griuvėsius, kad pastatytų kelią į salos miestą, taip išpildydamas Ezekielio pranašystę, kad miestas bus sunaikintas, kaip akmens viršūnė. Dar viena pranašystė, kuri išsipildė Babilono sunaikinimas. Pranašas Izaijas ir Jeremijas numatė, kad Babilono miestas bus sunaikintas ir niekada daugiau nebus apgyvendintas, o jo žemė bus apleista. Babilonas, kuris kadaise buvo didelis imperija,
539 metrų Pėjokaja pateko į persų rankas ir galiausiai tapo apleista, atitinkanti biblinės pranašystės. Jeruzalės atstatymas. Izaijas numatė, kad vyras vardu Kiras duos dekretą Jeruzalės ir jos šventyklos rekonstrukcijai. Ši pranašystė įsipildė, kai Kiras didysis iš Persijos užkariavo Babiloną ir 538 metrų Pėjokaja išleido dekretą, leidžiantį žydams sugrįžti į Jeruzalę ir rekonstrukcijai šventyklos. Jeruzalės ir antrosios šventyklos sunaikinimas. Jėzus numatė Jeruzalės ir jo šventyklos sunaikinimą, sakydamas, kad neliks akmens ant akmens. Prisiminė, įvyko 70 metrų po Kaja. Romėnai vadovaujami generolo Tito sunaikino Jeruzalę ir antrąją šventyklą, taip išpildydami Jėzaus pranašystę. Archeologija taip pat patvirtino Biblijos teisingumą. Ar jau girdėjai apie mirusio jūros rankraščius, Qumrano urvus? Jie buvo parašyti prieš Kristų ir patvirtina hebrajų Biblijos tikslumą ir nuoseklumą per tūkstantmečius. Izaijo ritinys prieš 2000 metų praktiškai yra tas pats, kurį turime Biblijoje šiandien. Daugelis mokslininkų manė, kad Dovydas buvo mitas ir niekada neegzistavo, kol nebuvo atrasta Teldano stela, datuojama XO. Pėjokaja. Mini Dovydo namus. Moabito akmuo, datuojamas 840 metrų Pėjokaja, buvo rastas Jordanijoje. Ši akmuo pasakoja apie Moabo karaliaus pergalės prieš izraelitus, patvirtindama Biblijoje rastą pasakojimą, kuris yra antroje karalių knygoje. Ši akmuo taip pat mini izraelitų dievą Jehovą 840 metrų Pėjokaja. Galėčiau paminėti ir kitus kaip Piloto akmuo, Babilonos maisto davinių sąrašai, kuriuose minimas Judėjos karaliaus vardas, Dovydo tvirtovė ir Ezekijo tunelis. Kita priežastis, kodėl manau, kad Biblija tikrai yra ypatinga, unikali Dievo, yra ta, kad ją parašė daugiau nei 40 autorių ir tekstų vienybė autorių, kurie gyveno labai ilgai atskirai vienas nuo kito. Kiekviena Biblijos dalis susijungia su kita. Tikriausiai jau matei kokioje nors Biblijoje tas kryžminės nuorodas. Biblija yra vienybė. Ir viskas susijungia, ypač studijuojant su nuolankumu ir malda. Kitaip tariant, Biblijos aukštasis mokslas. Blogi vyrai negalėjo parašyti Biblijos, nes jį juos pasmerkė. Jo standartas yra aukštas, kilnus ir reikalaujantis. Tuo pačiu metu ji neslėpia savo herojų trūkumų. Jei Biblija būtų pasaka, siekianti sulaukti pasekėjų, ji šlovintų savo veikėjus, bet atvirai neparodo gerbiamų patriarchų, pranašų ir karalių ydų. Taip pat pamatyti Biblijos įtaką. Jei Biblija būtų paprasta knyga, ji niekada nebūtų pasiekusi tokio poveikio, kokį turėjo per šimtmečius. Ji buvo ir vis dar yra teigiama, gydanti ir transformuojanti įtaką žydai. Būkime atviri, laikomi klestinčiais, nes laikosi Dievo įstatymų. Šiandien vakarai yra išsivystę, nes jų šalys priėmė biblinius teisingumo ir darbo principus, ypač protestantiškos šalys. Ir dar viena dalis – Jėzaus Kristaus liudijimas apie tą Biblijos dalį, kuri jau egzistavo. Tai buvo Senasis testamentas. Jis visada cituodavo raštus. Jis pasakė, kad raštas negali suklysti. Net ir pradžios knygą jis laikė tikrą istoriją, bet Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, potvynį ir taip toliau. Jis savo gyvenimą grindė Senojo testamento mokymais. Biblijos universalumas. 3 labiausiai spausdintus pasaulio knygas didėjimo tvarka yra šios. Koranas. 800 milijonų kopijų.
Raudonoji knyga iš Kinijos 1 milijardas. Ir Biblija 5 milijardai egzempliorių. Tai yra įrodymas, kad ši knyga negali būti žmonių išradimų rinkinys, bet turi kažką antgamtinio. Ir galiausiai patirties liudijimas. Minios žmonių patyrė ir liudija apie transformuojančią Dievo žodžio galią gyvenimams. Pabandyk ir pamatyti, kad Viešpats yra geras. Žinai, mes esame tokie laimingi. Krikščionybės privalumai nusveria galimas netektis. Išbandyk ir kelionę su Kūrėju. Jis sako, su amžina meile aš tave mylėjau, todėl su gerumu tave pritraukiau. Ateikite pas mane, visi, kurie esate pavargę, apkrauti, ir aš jūs atgaivinsiu. Amen. Gerbkime tą Dievą, teikime jam savanorišką paklusnumą iš širdies. Galiausiai Evangelija yra Dievo galia išgelbėjimui. Dievas nori mus išgelbėti iš ko? Iš mūsų nuodėmių. Visiems, kurie jį priima, Kristus suteikia galią tapti Dievo vaikais ir nustoti nuodėmiauti šiandien ir dabar. Jei tu tiki. Bet kas yra nuodėmė? Viešpaties žodis sako, kad nuodėmė yra įstatymo pažeidimas. Tai yra vienintelis apibrėžimas, kurį Biblija mums pateikia. Nuodėmė yra sprendimas pažeisti įstatymą. Dievo įstatymas sutelktas 10 įsakymų. Pirmieji rodo, kaip mes išreikšime savo meilę Dievui. O antras stalas – meilė kitiems. Vėliau Išėjimo ir Levitiko knygos pateikia papildomas instrukcijas apie kasdienį gyvenimą ir taip pat apie sveikatą. Mūsų labui malonu sekti mūsų Dievo valią, nes jo įstatymai yra teisingi ir geri. Tai kaip eisme. Yra taisyklė visada likti šioje kelio pusėje. Ir taip pat sustoti prie raudonos šviesos. Tai nėra gubernatoriaus kaprizai, bet taisyklės, kurios tarnauja mūsų labui, kad nesusidurtume su automobiliu ir neprarastume visko. Taip pat Viešpaties įsakymai yra protingi ir turi prasmę. Bet mes negalime paklusti savo jėgomis. Tai būtų lyg norėti perplaukti Atlanto vandenyną irkliniu laivu. Turime leisti mirti savo aš ir leisti Kristui gyventi ir paklusti manyje. Dabar taip. Tai yra leisti Dievui pūsti į mus ir judinti mūsų valtį į priekį. Bijokite Dievo ir duokite jam garbę. Gerbkite Viešpatį, nes atėjo jo teismo valanda. Jėzus beveik grįžta. Jo atėjimas bus galingas ir didžioje šlovėje ir kiekvienas akis tai pamatys. Jėzus sakė kaip žaibas, iš rytų pasirodo vakaruose. Tai bus ir žmogaus sūnaus atėjimas. Mūsų galimybė pasitaisyti yra ši vienintelė gyvenimo akimirka, kurią turime. Tada ateina nuosprendis. Ar policininkas, kuris skiria baudas, nėra piktas ant manęs? Ar jis neišėja savo pykčio ant manęs? Ne, tai mūsų labui. Taip pat Dievas myli savo kūrinius. Kai jis pašalins nuodėmę, iš pasaulio turės taip pat pašalinti visus, kurie laikosi nuodėmės. Siela, kuri nusidės ir nenorės gelbėtojo, ta mirs. Nuodėmė yra įstatymo pažeidimas, tai yra pažeisti vieną iš Viešpaties įsakymų. Jėzus neatėjo keisti įstatymą, jis jį įvykdė. Jėzus pažeidė žmonių išradimo taisyklės, bet ne Dievo žodį. Jis pasakė, kol dangus ir žemė nepraeis,
nei aš, nei dėdė niekada nepaliks įstatymo. Saliamonas savo gyvenimo pabaigoje rašė: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai yra kiekvieno žmogaus pareiga, nes Dievas paskirs teismui kiekvieną darbą, net viską, kas paslėpta. Ar tai gera, ar tai blogai. Yra karai ir gandai apie karus. Gyvenimas yra toks trapus. Kai paliksime šį gyvenimą, kokį įrašą paliksime užnugaryje? Mirusieji negauna antros galimybės. Viešpaties žodis sako, bet gyvieji žino, bet turi mirti, bet mirusieji nieko nežino. Kapinėse, kur jie eina, nėra jokio darbo, jokio plano, jokio žinojimo, jokios išminties. Todėl dabar, kol esi gyvas, mylėk ir gerbk Dievą ir duok jam garbę, nes teismo valanda jau prasidėjo. Ir garbink tą, kuris sukūrė dangų, žemę, jūrą, vandens šaltinius. Tai primena mums 4 įsakymą. Atsimink sabato dieną, kad ją šventintum. 6 dienas dirbsi ir atliksi visus savo darbus. Bet 7 diena yra Jehovos, tavo Dievo diena. Nedaryk joje jokio darbo. Nes per 6 dienas Jehova sukūrė dangų, žemę, jūrą ir viską, kas juose yra. Ir 7 dieną jis ilsėjosi. Todėl Jehova palaimino ir šventė liko. Ar žinojai, kad Satanas velnias kadaise buvo šviesos angelas danguje, bet puikybė ir pavydas užvaldė jo širdį ir jis pradėjo nekęsti Dievo įstatymą, turėjo pasibjaurėjimą jo teisingiems įsakymams. Teigia, kad angelams nereikia šios įstatymo. Kai Adomas ir Ieva nusidėjo, jie perdavė pasaulio valdžią velniui. Šiandien velnias valdo šį pasaulį ir yra atsakingas už tiek daug vargo ir sunaikinimo. Dievas tam tikrą laiką toleruoja, kad parodytų visą tai. Alternatyvios valdžios, kuri nesilaiko jo įstatymų. Rezultatus. Dievas laukia, kol blogis bus atskleistas per savo pačių darbus. Bet grįžtant prie to, kaip Satanas nekenčia Dievo įstatymą, jis paveikė Romos vyskupą, kad šis grįstų pakeisti šventuosius Dievo įsakymus. Krikščionys iki 4 amžiaus laikėsi sabato 7 dienos, o ne sekmadienio. Ta pačia diena, kurią žydai laiko iki šiol. Jėzus pats sakė, bet melstis reikia, kad persekiojimas nesikartotų sabato dieną. Tai būtų gerokai po Jėzaus prisikėlimo. Ar pagalvoji, jei tavo įmonėje grupė darbuotojų pasakytų, kad nori kiekvieną trečiadienį laisvos? Ar tai nebūtų iššūkis direktorių autoritetui? Jis būtų. Taigi Romos vyskupas nusprendė, kad poilsio diena turėtų būti pakeista iš sabato 7 dienos į sekmadienį 1 savaitės dieną ir kaip pretekstą pasinaudojo tuo, kad Jėzus prisikėlė 1 dieną arba sakė, kad tai nesvarbu, kada tai vyksta. Be to, Romos krikščionims sabatas priminė žydus, kurie buvo nekenčiami. Taigi, tam tikrą laiką abu, sabatas ir sekmadienis, buvo laikomi šventais tuo pačiu metu. Bet bėgant metams, sabatas buvo vis labiau neigiamai vertinamas, vis daugiau ir daugiau. Ir blogai kalbama, nes tai buvo apribojimų diena. Jūs negalite padaryti to ar ano. O sekmadienis buvo džiaugsmo diena. Taigi, 1 diena pradėjo populiarėti. Tai įvyko 4 amžiuje. Taip pat buvo panaikintas 2 įsakymas, kuris sako, kad negalima daryti skulptūrų atvaizdų. Ir kad išlaikytų gražų 10 įsakymų skaičių, popiežius padalijo 10 įsakymą į 2. Bet Viešpaties įstatymas yra tobulas, sako 19 psalmė, bet koks pokytis yra įžeidimas,
dangui. Pati gamta jaučia įstatymą pažeidimo ir tų, kurie naikina žemę poveikį. Sako pranašas Izaijas, žemė dejuoja ir nyksta, pasaulis silpnėja ir nyksta, silpnėja aukščiausiai žemė žmonių. Iš tiesų, žemė yra užteršta dėl jos gyventojų, nes jie pažeidžia įstatymus, keičia nuostatus ir laužo amžinąją sandorą. Ar matai naikinimo, klimato pokyčių, prakeikimų priežastį ar ne? Iš tiesų, tai nutolsta nuo Dievo įstatymo. 7 diena, šeštadienis yra viešpaties diena, geriausia savaitės diena, šeimos diena. Net jei prarasime darbą, tai parodys, kad mylime Dievą visu savo širdimi. Ar būtum pasiruošęs prarasti savo darbą, kad išgelbėtum žmogaus, kurį labiausiai myli, šioje žemėje gyvybę? Taigi, tai yra termometras. Ar tikrai mylime Dievą? Mūsų kūrėjas taip sako, net jei mama pamirštų savo sūnų, aš nepamiršiu tavęs. Kaip mes galime nemylėti tokio Dievo? Kai atsiduodate šiai meiliai, kai atsiliepiate į šią meilę, jūsų savastis yra palaužtas ir noriai tampate paklusnus, galite apsivalyti nuo nuodėmių. Pakrikštyti panardinimu simbolizuoja mirtį pasauliui ir tėvo dovanojimo gyvenimo priėmimą. Jis sukūrė šaltinį, kad mus išvalytų ir nuplautų nuo visų nešvarumų. Vienas našlaitis, purvinas ir smirdantis, buvo įvaikintas turtingoje šeimoje. Ji gavo kvapnų muilą, naują rankšluostį, malonų vonę ir švarias drabužius. Bet kas jei vaikas atsisakytų maudytis arba neapsirengti savo senais drabužiais? Tai ji, kad patektume į dangaus karalystę, turime priimti tam tikras sąlygas. Kas slepia savo pažeidimus, niekada nepasiseks. Tad kas juos pripažįsta ir palieka, tas pasieks malonę. Palikime šioje puslapio nuostabų knygą, kuri parodo žingsnis po žingsnio, kaip konvertuotis ir turėti asmeninį santykį su dangiškuoju tėvu. Šiandien, jei išgirsti tėvo balsą, neapdulkink savo širdies. Prisimink, kas iš to, jei laimėsi visą pasaulį, bet prarasi savo sielą.